Sveiki gyvi. Tai kur šiandien sugalvojom išvažiuoti? Išvažiuojam apie vienai savaitai, 7 dienom ar tai 6 į Lenkijos pajūrį. Labai smagu, pamatysi daug nuotykių, daug visko. Ir dar turiu tokį, kaip čia pasakius, slaptą dalyką, kurį testinsim Lenkijai. Tai einam miegoti ir be to kelsim šitai prieš 5 ryto. Tai labas rytas. Atsikėlėm. Ir kiek dabar valandų turim? Eina savo. 4:30. Mes jau išėjom lauką, sėdam į mašiną ir važiuojam. Bet šiaip 5 ryto tikrai tamsu ir šalta. Ir baugu. Ne, nu šiaip nebaugu. Gerai. Už 3, 2, 1 ir turim Lenkijos sieną. Atsivežiau kuprinę, tai reiškia, kad eisim kažkur pasimalt, kažkur pasitrint. Eisim į žmonės, pasižmonėti. Eisim po kažkokią upę. Gražus upelis, rudeniškas vaibas. Keliu, ką tik išlindom iš senamiestį. Toks kelias vis keičiasi. Tai va. Namai paprasti kaip ir Lietuvoje. Sienos. Tokias irgi plytas, gal biškiai kitokias, bet vis tiek. Biblioteka. Ir raidės lietuviškas. Vieną mačiau prieš pasižiūriu. Jau dar jo turbūt matas. O, matas. Atrodo, kad būtume Lietuvoje. Ir balandžių daug kaip Vilniui. O, papa, senai atvarykite. Akmenų padarytas pastatas. Prisirinksim ir mes akmenų Lenkijos pajūrėje. Tai dabar liko apie 7-6 minutės. Ir varysime į pilį. Nu ką, atėjom į pilį. Ir dabar eisim į kažkur. Eisim pasivaikščiot po pilį, pasižiūrėsim eksponatų ir taip toliau. Tai dabar einam į vidų. Geras. Nu įdomu padaryti. Šiek tiek įdomu, tai čia vat yra pažymėta brūkšniukai. Nežinau, ar gerai matas, bet vis tiek. Tai einam dar kažkur pažiūrėti. Eksponatai visai tokie. Visai neblogi. Tikrai verta. Įvairiausias vazos, vėl vazos ir įrankiai visokiausi. Lygintuvas senovinis čia. Nežinau kaip visokiausi. Tada čia turim visokių džiovintų, kaip čia, pavyzdžiui, krapai. Žolelė, džiovintų žolelių, čia tokios yra. Tai jau, einam. O, žiūrėkit. Senoviniai buteliai. Visai neblogi, gražiai padaryti. Gerai, tai vaistus visi žino, dažniausiai visi žino, kad gamina iš visokiausių žolelių. Tai žolelės buvo žmonėm labai vertingas dalykas. Tada čia turim toks šios dalykas, kuris gali išgydyti net nuo plaučių uždegimą. Geras dalykas. Pilį. Tai jeigu kažkas bus Lenkijoje šitą vietoj, užsukit. Nebrangu. Eksponatai gražus. Man patiko, galim labiau patiks. Tai dabar varam link mašinos ir važiuojam į antrą muziejų. Jie dabar subjaurėjo oras. Ne taip smagu. Bet nieko, va, muziejus. Atrodo kažkoks baras. Nežinau, pažiūrėsim, gal tikrai gražus eksponatai.
pro langą po kol kas matau. Nieko. Tai va, einam į vidų ir žiūrim, ką turim. Labai gražios nuotraukos. Bet žinot, 10 eurų už tiek, nu gerai, bet tenais. Tai 3 kambariai, jeigu dar į antrą aukštą, tai gerai, bet jeigu tik čia, tai šiokaujat gal. Ai, einam į antrą aukštą. Tada, nice. Varom į antrą aukštą. Čia tokie geniai. Ne pilis, nu, muziejus gražus, vertas 10 eurų. Jeigu būsit kažkur čia, tikrai užvažiuokit. Tikrai verta. 10 eurų, nu, šeiminis bilietas. Tai jeigu jūs važiuosit keliese, tai jums vis porą eurų. Ne porą, nu, nežinau kiek ten. Tai va, šita pilis įvertinta 9 iš 10, tai mano vertinimas. Kitų žmonių aš nežinau. Jeigu jūs buvot kažkas patiko, būtinai rašykit komentaruose. Nu, mes važiuojam link Lenkijos pajūrio. Tai šitą graži škodikė su gražiais ratlankiukais atvežė mus čia. Džiaugiamės gyvenimu. Tai varom. Eisim dabar, surasim įėjimą. Eisim į muziejų ir viskas bus šiki-piki, tai varom. Tai mes atvažiavom, viską radom, viską atsinešėm, tai iš mano pusės daiktų tiek, tikrai daug, bet turim tokį teliką, didžiulį teliką ir turim vieną minusą. Tai tas minusas yra toks, kad kadangi šiandien yra sekmadienis, o Lenkijoje parduotuvės nedirba. Turim kažkokią Zodką ar ką ten, Zodaką parduotuvę, nu, bet tai ten maža parduotuvė, nėra normalaus maisto ir kosmosinės kainos. Tai va, tokios tos ir naujienos. Tai dabar nežinau, suruošim, eisim gal prie jūros kokios, žiūrėsim kaip čia bus. Nu ką, atėjom į balkoniuką, vaizdas iš balkono paprasčiausias. Bet šiaip va tenais, už tų medžių, tai yra jūra. Tai čia koks 100-200 metrų, tai tikrai nice. O dabar yra tokios kėdės, žiūrim, ar jos nešlapios. Blemba, kaip ir sausas, bet čia lentos šlapios, nu bet... Oba! O, puikiai. Staliukas. Puiku. Tai dabar varysim laukti, kol eisim prie jūros. Apsistojom, o tokiam kvartalę, daug namų ir kaip čia pasakys, bet pavyzdžiui, yra, nu va šitas, kiek suprant, yra mūsų, nu ne visas, bet
vienas toks kaip mini butelis. Tai taip gaunas, kad kiekvienas tas butelis, visas būtas didžiulis turi po savo garažą. Tai tenais mačiau žigulį, žiūrėsim gal, kada nueisim pasižiūrėt, kaip ten atrodo žiguliukas, pafilmuosim. Na dabar tiesiai į jūrą. Let's go! Mes čia pasakiškam paplūdimy. Kokios mėliukas, nedar akmenų. Laivai matos toli šviesas. Tai jaučiu, eisim iki jūros, pat jūros pasižiūrėt. Tai geras. Varom! O mes prie jūros. Mes jau čia. Kelionės tiksle. Viskas. Kelionės tikslas čia. Žiūrėkit. Jūra ūkė. Žinau, bandom patikrinti vandenį. O mes prie jūros. Basom pėdom per šiltą smėlį prie marių. Ten prasėsim, pamatysim kažko gal, parinksim kažko ir eisim link Pardykės. Esame prie jūros. Tai čia tiesiog kelio beveik apie 700 kilometrų. Ar tai 800, bet tikrai, kažkas tokio. Bet 800 tai jau per daug. Tai va, tai tiek kilų sušokom, o dabar matau, jūros bangos padidėjo. O tai reiškia, kad jūros bangos, vasaros mergaitės. Kaip manat? Zopka. Varysim į Zopką. Nežinau, ką tai reiškia. Reiškia lenkiškos parduotuvės pavadinimą, bet tipo, jeigu gročia gal kokį prikolą. Sugalvosim gal ką nors. Ai, tiesa, kol nepamiršau, tu tą staigmeną, aš ją tikrai prisimenu, tai grįšim, parodysiu tą staigmeną. Ką, tu Lenkija, temsta. Greit, aš nežinau, kiek valandų. Mačiuką, buteliuką vandens. Tai dabar turim apie po 5:01, čia pagal lietuvišką laiką, jo. Tai vat, tiek tų naujienų. Tai dabar jaučiu netoliesi čia mūsų hostelis. Lekim iki jo ir darysim mystery dalyką, kurio tikriausiai šiam video ir laukit. Einam prie tikslo. Dubajo šokoladas. Pakintas tokioje auksinėje dėžutėje, kaip iššūkė. Pasidarom. Opa. Atrodo taip. Paragaujam. Tikrai geras. 9 iš 10. Jau atėjo kaip ir vakaras, miego laikas. Tai, manau, šitą video ir išbaigsim. Na ką, o dabar, jei peržiūrėsite video iki galo, paspausk like, jei kas nors sudomino, parašyk komentarą. Būtinai uždėk subscribe ir mes sutiksim tikriausiai, kad už keletos dienų. Iki. O mes prie jūros.